Sveiki, Dainius Šaudon. Dirbdami eilę metų su medžio masyvo statyba ir gaudami architektūrinius brėžinius dažnai matome įvairius sprendinius, kurie daro komplikuotą statybą. Tai šiandien keletas patarimų, kaip suprojektuoti teisingai statinį ir išvengti problemų. Taigi, imant pagal geometrinę figūrą, tai teisingiausias principas būtų kubo forma. Tiek kalbant apie medžio masyvo statybą, kurią mes propaguojame ir statome, tiek apie kitas sistemas. Tai jeigu jūs galite viską sukoncentruoti į kubą, tai yra pigiausia, nes yra mažiausiai lauko paviršių, mažiau pamatų ir taip toliau. Taip kad sukūrus kubo formą, tada rekomenduojame jį apvilkti izoliaciją, apvilkti membranomis ir taip toliau. Ir ant tokios formos dėti visus pridėtinius dalykus. Tai būtent stogo išnašas, balkonus, kažkokias tai stoginės ir panašiai. Tad jeigu, pavyzdžiui, norite jūs balkoną antrame aukšte, rekomenduojame balkoną prijungti jau prie pagrindinės struktūros iš lauko išoriškai. Galbūt inkorporuojant kelis stulpelius ir panašiai. Kitas labai svarbus veiksnys yra stogas ir stogo išnašos. Šiai dienai labai dažnai propaguojama, kai stogas įsineša su tam tikru atstumu nuo sienos. Stogo išnaša, jeigu yra formuojama su bendra struktūra, kelia tam tikrų problemų. Būtent tai yra oro sandarumui, kiekviena gegnė turi būti apklijuojama ir panašiai. Taip kad mes siūlome stogo struktūrą taip pat daryti lygiai su siena, tada ją izoliuoti, apvilkti membraną ir stogo išnašą, jeigu reikia, daryti su atskirom medinėm išnašom ant esamos jau izoliuotos stogo sistemos. Taigi ne tik svarbu medžiagiškumas ir iš ko pastatas pastatytas, bet kaip ir tai suprojektuota, kaip tvariai suprojektuotas jūsų statinys. Taigi jeigu norite ir ieškote tvarių sprendimų, atsinaujančių aplinkai ir tikrųjų ekologiškų namų, kreipkitės į mus ir mes jums padėsime.